No, atsakysi? Ar Bobui paklausti asmeniškai? Patiktų tau pas krokodilus būt? Mhm. Pasiruošę būkit ten prie kartuvių kažkas anarkio. Važiuoja link Medvilnės. Prie kartuvių yra arklys. Po dešinę. O jeigu už neturėjimą dokumento maksimaliai, už nebendradarbiavimą irgi maksimaliai, kiek ten pasižiūrėsim. Tai įsisika labai ilgai, Įsisika labai daug, gal nusimatęs įsikas. Nu, šansas tau buvo duotas. Ir aš čia atsakino su tavim, tai... Tai visi sėdi kaliūzei, bet visi nekalti. Tai ne tik man. Jie rauco šerifai. Kaukė pilietis. Bet ponas matėt, kad buvo raudona zona prieš tai. Ko reikia veikti? Šalintis reikia iš tokios vietos. Nes piliečiai čia yra vietoj esantis. Tai va, ir tada pabėgai iš kalėjimo. Jie pasišalina. Pabėgai iš kalėjimo tada. Kokią tu bausmę atlikai? Tu dar jokios nesi net atlikęs. Tai aš tada atlikinėjau bausmę, aš buvau su aplinkai kalėjimui. Jo, bet tu pabėgai. Pats bėgai ir pabėgai. Gerai, tik to. Tai va, tai esi? Nu, paklausai, kur turgu žmogus. To vaidingai, esi recidivistas ir keliausim įsisika ne 60 mėnesių, o daugiau. Benai, Bet aš jau čia- kad reikia pristatyti jį prie... Aš jau čia pusantros valandos sėdžiu. Mes čia Teisingai, recidivistą vakar- turim. Taip, ir dar vakar kažkas buvo, aš nebuvau, bet gali papasakoti išvertus daugiau. Kažkas vakar buvo, papasakok kažko. Bišopas liepė suimti tą vidin, bet pasisekė ir iššoko į vandenį. Ir buvo pasakyta, kad pristatyti gubernatoriui. Kas toksai, nes aš paklausiau jo vardo, nes jisai net bijojo prisistatytis jūsų gubernatoriui. Aš jo vardo paklausiau ir iš karto parodyti savo galę norėjo nusiteikimą. Bet tai ponas, buvo raudona zona. Į tokios zonos nereikia. Nu taip, bet tu su kaukė ir ginklo rankų buvai. Gerai, neverk čia susirinkti. Prieš tai sakai, kad kaukės neturėjai. Ką ten jūsų tas gubernatorius norėjo iš manęs? Nežinau, tiesiog prašė pristatyti pasi. Ką Nu, jūs tai- darys su jumis, aš jums neatsakysiu. O tai kada čia jūs galite pristatyti mane pasi? Tai nieko, jeigu čia teks pabūti čia, arba nežinau, Benai. įsisika išvešim ir po to... Tai šiandien įsisikos. nemanau jau gal. Taip, taip, šiandien tikrai nebus. O koks jo vardas pavadinis, aš klausiu, ten bandžiau jam pirmelį siūs, bet kad minėjo man ten Edvin kažkoks Monroe, ne, ar koks. Žinokit, Ar Edward? negaliu tiksliai pasakyti.
Tai tiesiog žinau, kad gubernatorius buvo toks... Visiems sako gubernatorius, bet bijo net savo vardą pasakyti. Ar šlikštiniai geras? Nu, gubernatorius. A? Tai prašy, kad iš ją atrakytų, išleistų. Ne. Benai. Ką čia darot? Baltai. Kas jums duris atrakino, nesupratau. Aš irgi Au. neturiu. Tik jau ieškoju 3 kartus, man tikrai neturi raktų. Stovit ramiai tenais. Ne, duris. Raus miestų užpuolimas. Viskas buvo, žiūrėkit, galit nepertraukti. Žiūrėkit, jeigu viskas pasakytumėt vardą pavardę, viskas vyktų, viskas sklandžiau. Dabar Daug greičiau. tempiam, o nu ir dabar žaidimus. Tai jums gal pakviesti mediką? Jam tai tikrai Lengviau reikėtų bus. mediko vieną, kad biskį bent jau galvą perdažyti iš tos ryžos spalvos. Surūdėjęs čeinikas visas. Nieko gero nežinau. Žodžiu. Tai vešit mane įsiseka jau, kaip ir ten nusprendė kažką jau, kad vešiau, bet nevešiau. Biški palaukit, apsitarsim, kaip daryti. Na va, maršalas atsakė. Maršalą galim pašnekėti. Ai, kol kas nieko su jais nebendrauja. Čia jis presnis. Ne, aš tik pažiūrėsiu. Nepakliuvot Valgyt ir man, norėsit, tai- aš nežinau. Ne, aš šiaip visą maistą išgaminau jau savo, žinai, tai dėl to daryti paprašiau. Ai. Tai jie patys turėjo, Taip, meluoja. man reikia šito. Švepliaus, kur jisai nuėjo. Jisai su maršalu nepakalbė. Pro- į- Per pagrindinį šeimą. Ačiū. Turėtų atsikert, nu, aš tokį šiandien tik. Esi tai žiūrėk, nu. O, tu dėl- Nu. Taip. Suprantama. Tai kada jūs vešit mane į tas įsika? Kantrybės, Vyriausiai veiš. Nu, baig, tu apsimestinėt, baig, reik apsimestinėt. Nu, tikrai nežinau. Dar pasimušit. Nežinau. O, pagulėkit, apsiraminsit. Gerai, pagal. Tik neatrakinėkit. Jo, tylu ramu. Taip, tu aš biškį čia man reikia. Akį. Au. Gerai, kad vaistus paliko bamos. Susimuškit tada viduj. Viens kitą kalbą. Neduokit man geriau, nes kaip duosit, tai pirmas ir paskutinis kartas tam bus.
Tai paleidžia tegul tave, aš nežinau, jie čia teisėsauga. Bet kaip sakant, pats kaltas. Su kaukė ir su ginklu. Nu tai vyras reikia galvoti, kur kaukė dėtis ir kur ne. Ypač kai raudonoj zonai joji. Tai čia... Manau, kad pas patį spraga kažkur tai vadinasi yra. Ne, čia buvo prieš šerifus. Nu, kaip sakant, girtumas nuo atsakomybės neatleidžia. O, išleiskit mane. Išleiskit ponu. Išleiskit ponu. Aš irgi. Ačiū. Į vidų. Kas čia vyksta, bl***? Tai, blėt, durys rakinatės, prigėrė, blėt. O tai nahui, va taip va, ir tylėk dabar. Nereik. Gerai, viskas tvarkoja. Kas čia vyksta? Išsilaisvino, išbėgo. Gerai, Kaip? kad sureagavom. Nu, Kaip jisai sugeba aš kalbėti? nežinau, tai va, nežinau, kaip jie atsirakina tas duris. Reik man pasigydyti, žiūrėkit tą kitą. Kaip negaliu, jeigu puola mūsų miestą, mums reikia padėti jam. Kaip negaliu? O aš noriu padėti. Aš nenoriu šerifui, aš noriu padėti šerifui. Pagulink. Susitvarkė. Tai kad viduj jie išeina ir pradeda. Surakint reikia antrą. Viskas, daugiau netrakinsim. Surakinsim antrą ir daugiau netrakinsim. Galit prašyti kiek nori, tave tai tikrai įsisiga ilgam čiūsim. Eik šan. Toks jau darbas šerifo. Sveikas atvykęs į Rau šerifiną. Armijai buvo ramiau biškai. Tai va. Vieną 300. Padėk dar. Rakinsiu šitą. Aš kantrybės net. Eik į kamerą. Tvarkykitės. Aš Oi, pastovėsiu šau. oi, raumenukas, raumenuką, Aš- Trakink. raumenuką. Tai dabar jau už daug. Taip aišku. Nu taip, taip. Gerai, madam, Eik į vidų, užrakink duris. Benai, Eik į pasiruoš. vidų. Edvardai, Šakins, pasiruoš. veikia vidų. Tai nusiraminkim. Ponas, taigi gražiai pasakiau, nu, nebūkit prie šerifų, nes nukeliauju. Tas trauk.
jūs slankiojat prie to šerfinės? Tai ko tu bėgi, jeigu tu nieko nesi padaręs, nu? Jo, bėgat polas, karočią, į akis šitas. Nu tiesiog įsiseka, suvešti visus ir viskas. Dėti maksimalią baudą. Šitam asmeniui Matot, kad jūsų tapatybė jau nustatyta? Nustatyta tapatybė? Nenustatyta jo tokia. Nu, tai ko tu čia tada? Lauksim, kol nusistatys? Ko tu čia dabar? Nu, tu neatskint savo dokumento. Čia pretenzijas reiškia. Nu, koks tavo vardas? Nu, tai gerai, o vardas tavo? Tavo vardas koks? Ryž? Nu, tai... Pabūk ryžą, čia. Ryžą, pasidėk. Pasidėk. Kas čia vėl grįžo? Taigi buvo išporė lauką, čia reikėtų šauti. Pult pradėjo. Vėl liūdna pasidarė Reikės jam. įtrauk biškį, nes taip su jais bais. Žiūrėkit, ar turit arklį? Nu galit išeiti, taip. Išvykite šautis, jeigu galit. Žiūrėkit, šiuo momentu negalit. Nesiteisi. O! Ganterį Sveiki. neįsiveikia. Sveikas. Už ką to? Arba Benai atsistok. Tuoj grįžęs. Eina aš su tuo ryžu pakalbėti. Šuo, kaip šūnį? Valgyt noriu. Pam 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 pam. Tapatybės slėpimo, trukdymas. Pasakėt. Gerai, pasakykit vardą. Man netinka. Gerai. Surašysiu baudą. Surašysiu... Šūdais, čia kažką tai aš negaliu. Bebras ryžas. Tuoj pasitikrinsiu duomenų bazę. Ryžas bebras. Gerai, jeigu neryžas bebras, tai dar dadėsim. Duomenų bazė, nejuokik. Sveiki, ponai. Vaikai valgyt nori. Gerai. Žinau, Talai, šitą asmenį tą tiesiog pieškot vežam. Tai jis yra pieškotis. Tai tas tai ginklą nugrot nuo to. Ai, tas gerai, tuoj. Nepasakėjau. Tas šiandien kažkas. Nu, aš irgi turėjau, tu turi? Imkit visus ginklus. Galit Eik prie sienos. Kalnas prie sienos. Ryžas prie sienos. Iki tolimesnės sienos. Gerai. Ir kai pabaigsim su šito, aš apsiimsiu jumis ir galėsim keliauti įsisik. Smagu. Trakinis tą rankas pakel. Aš tave jau pasigavau pievai. Tau ką, išrašė paprastą baudelę, tu ką Ai, tu ne jau. Ranką. Turiu jūs Tu iškė. mane klaunu ką tik pavadinai. Rankas, sakau, turiu jūs iškė. A, klaunu nuostas. Tai tu čia atvykai... Turiu jūs iškė, Klounadą sakau, padaryti rankas šitą pakeliam. Rankas kel greičiau. A, Aš tau sakau, rankas varyk kelk partijos dokumentą. į komandas atsakyk, ei. Girdi? Turiu jūs iškė, rankas pakeliam. Rankas pakeliam, sakau. Ar girdi, tu į komandas atsakyk? A, turiu, Rankas kel turiu jūs iškė. greičiau. Turiu jūs iškė. Aš nesuprantu. A, Durnas ką tu čia darai, ar girdi, tu į komandas atsakyk? Tai
tau į galvą. Rankas, tu sakau, ginklą kelk. vyrai Kas į imti. galvą jisai užėjo be ginklo į vidų? Aš tau per grotas į galvą esu įrėmęs. Kaip tu? O peilis ant jo kaklo. Peilis ant jo kaklo. Perpjausiu kaklą, sakau jūsų kolegai. Rankas pakeliam. Ištaškysiu. Rankas, bet ir kolega tavo mirs kartu su manim. Rankas, sakau, pakeliam irgi. Kolega turi jūsų. Peilis uždėtas jūsų... Ačiū vyrai. Jūs tvarkykitės čia. Aš einu. Iški iš to turdomo, kaip sakant, Reikia vežti viską greičiau, man atrodo. viskas. Davai. Peace. Kantrybės neturi jau. Suprantama, jau kitas irgi nuėjo tenais, jau kantrybės nėra jau. Tai ką, ateikti, ką dar? Labai gerai. Jūs ponas tu mums keliaujate į Siską. Ir pamatyt, kaip susitvarkys. Palauk, Benai, palauk, ateik. Stovėk ramiai. Mes su maršalu to pasikalbėsim. Vardas, pavardė ir tada aš šneku. Kas? Gerai, negalim šnekėti. Einam, Kas Benai, toks? pašnekėti. Savo. Eik čia, tink. 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 Bliau, kur žviblis? Kas čia vyksta? Benai, įsiustų, įsisika. Tiesiog iškviest. Gal kažkas padės Ai, palauk, šu, tyliai. Turi gerą atmintį. Taigi sakei, kad neatsimeni nei vardo, nei pavardės, nei mamos, nes Bobas tau atmintį sudaužė. Tai dabar turi atmintį. Tai dabar vardas, pavardė arba maksimaliai skrysi į Sisiką be jokių išsidirbinėjimų. Ai, gerai, pala, ša, sakau. Šerifai, jūs kažką matėt? Jaup. Ne. Tu kažką matei, Hunterį? Ne. O tu, kolega, kažką matei, Benai? Kas? Aš irgi nieko nemačiau. O kas tavęs klausys?
Jo. O dokumentą nori parodyti savo akytėm? Mano akytėm pažiūrėti dokumentą. Tikrai neturi? No. Tai maksimaliai įsisakai, turi Tai dokumentų, mes įsisakas čia jau ir viena. taip ilgai laikomės. Jau nervoja biškai. Lauk. Pajudėsi iš vietos, Toni, jeigu jis pajuda iš vietos, šauk iš karto. Stovi vietoj, nuimu antrankius. Ne krūstelėjimo, aš tau iškart pasakau, gražiuoju. Supratai? Laimingas skaičius. Jūs užsakot, jūs tai matė jau.